Ateivius ir ateiviais. Ne, tikiu ateiviais. Aš tikiu per ateivius. Tai ne. Man teko juos regėti 2 kartus. Aš kartą pamačiau roką ir supratau, kad ateiviai egzistuoja. Ką tik raištelius matom sušrišo vienai ateiviai. Ar jaučiatės kaip ateivių vergas? Taip. Greetings, Earthlings. Metų klausimas, o kur yra vedėjas? Metų klausimas, kur yra vedėjas? Metų klausimas, o kur yra renginio vedėjas? Aš neįsivaizduoju, ką daryti dabar, aš jam filmų, kad aš jau skambina renginio vedėjas. Taip, Tanės. Jo, nepakarvedėjau. Taip. Aš esu vakaro vedėjas. Aš esu talentų... Gerai, dar. Aš esu talentų vedėjas. Labas vakaras. Labas vakaras. O galit nekreip dėmesio? Jau, kas čia vyksta? Gabrielio vaikas. Čia ne Gabrielius. Ostrov čia, Minčiukas. O tai padarys. Sala. Va, o, kaip gerai šiek. Filmas, klausykit, čia Batiško laidėte. Starcas, kelkis starcai. Ei, nu, eikis čia Gabrieliu rimtai. Čia ne Gabrielius, aš tam sakau. Negulėk čia, tai einam namo. Koks jau vardas, kaip matai? Nu, aš sakiau, kad Žiūriu. ne Gabrielius ir aiškina, man tas tai pažįsta jo balsą. Aš galvoju, kad apie Foxą. Nežinok, daugiau šiame kaip pasaulyje yra Gabrielių. Tai niekam nieko nepasakau, ką matyti čia. Nužudysiu. Atrodo, kad reikia pribaigti senamišką būdą. Ar ta? Nieko nebijai, mama. Bet už tada tu turėsi, kodėl tu nebijai? Tu nieko nebijai? Taip, nes aš sustengęs. Ne, nes jeigu Rokas sako ok, tai tikrai reiškia bet ką, tik ne ok. Ok. 3, 2, 1. O, kur žinus? Ai. Tikriausiai su ateivis buvo sustengęs. Kažin tada ateiviai buvo? Nu, reikia. Ką daryt, kai tave pagrobė ateiviai? Tikriausiai tu turi pasiimti telefoną ir paskambinti 112. Tai padarysiu. Lemai, jau sakai vieną. Kodėl neaptarnaujama šita sritis? Kas vyksta? Ką darysim su Roku? Jake. Rokai, tu nieko net neįrina, aš dabar pasitreniruosiu, kad tau darysiu Atsiprašau. Tu turėjai pakaikę.
O aš klausofoną atsisakydavau. Ne, tai. O, nedarysiu rankom labai. Antrą solę greičiau. Indrė, supratai? Ką turėsi kaip prisiminti? Tu skaitai scenarijų iš viso? Daugiau nereikia. Jeigu sakyti, žinot, ką Jo, o gal darom tiesiog asfrontinę, žiūrėk tą scenarijų, klausyt ir glaustyt. Gal ne? Ne, geriau. Būtų nauja scena. Tipo, mane viešpats Gerai. gana. Gerai? Tave viešpas tikrai gano, Natalija. Klausykite, rimtai, mes turim turėti ateivių balsą ir stilių. Tu esi miręs, Rokai. Beveik 5 minutės iki mirties. Ir tu geriau susitaikyk su ta mintim kuo greičiau. Išdurnėsiu. Sveiko proto jau nedaug, tačiau jau užuomasgas vis dar gali matyti. Esi visiškai išprotėjęs. 1252 dublis. Aš žinok nesuprantu, kodėl aš taip darau, bet aš sugalvosiu vakare, kodėl aš taip darau. Iš tikrųjų, išprotėjau, bet... Nu? Atrodo, kai angelas. Jo. Nu. Linkėjimai visiems kunigam. Linkėjimai kunigui Algiui. Dabar yra be 20. Super. Super. Labai gerai. Nu ar tikrai viskas taip jau super? Tas vietas buvo, kas ten? Nežinau, tiesiog atidarytų duris. Labas vakaras. Ar tikit ateiviai, sakykit? Netikit. Ar tikit ateiviai, sakykit? Taip. Tikrai? O norit aš jums vieną parodysiu? O, sau. Žiūrėk, ko gerai yra užlenkimas ar atsilenkta kapišoną. Biški klaniškai atrodo, tai geriau atsilenkt kaip nors. Ne, matau, čia. Tikrai? Ir nesimato, kad čia jis, nefotkos angelas, bet tiek knygos tai. O gal akinius nusimt, nes angelai tipo su akiniais Dievas Kaip kažką pražiūrėjo. Ateiviai tai su akiniais, matai. O į tave šviesti? O Dieve, kaip vaiduoklė. Nešviesti, viskas aišku. Dar Taip atsistovi. Bet jeigu išnyksta angeliškumas, tai nedaro. Taip žiūrėk, kad būtų kažkas. O tu dabar filmuoji viską? Paspaukyti tą. Kas antras yra, jisai tada... O kaip įvyksta? Aš apsikučiu. kažkelintas kadras. Labai gražiai atrodo už nugaros šviesa angelo, bet nu ką padarysi, kai žvakė. Tai mes ne, taip tegu prasideda scena, kai mes abu susikabinę. Scenos nekalba. Ne, nu taip stovi, tada atsisukai. Gerai, palauk. Kur šitą filmuką rodys?